Su mumis ypatingas kolektyvas, šokių, dainų ar visko viename? Visko. Visko, jūs atsakėt unisonu kartu. Aš esu Ieva Kvaselytė. Esu Rita Juškytė. Mes esame jungtinis kolektyvas su pasirodymu Aš kaip ir tu, sujungia vaikus, kurie turi negalią ir profesionalius šokėjus, kad parodytumėm pasirodymą. Ką mes pamatysim scenoje šiandien? Pamatysite šokį ir dainą. Didžiausias apsisprendimas buvo, kodėl mes dalyvaujam, tai vaikų degančios širdys ir jų nebaimė pasirodyti. Nes prisimenu prieš gal 7-8 metus, kai pradėjau šokių vest pamokas vaikams, kurie turi negalią, tai kažkaip galvojau, kad jie gal nedrąsūs, nenori pasirodyti. Ir prisimenu pirmą šventę, kur buvo labai daug vaikų, kurie turi Dauno sindromą. Ir aš taip galvojau, kaip čia padrasinti, šokti. Tai nereikėjo, jie mane drąsino, sulipo visi ant scenos, šoko ir aš tada supratau, kad tikrai netaip mąsčiau. Jūs vaikai pamatė, kaip atrodo scena, sakiau, wow. Tai yra gal viena gražesnių ir didesnių scenų, kur esat buvę. Ar jūs dažnai koncertuojat? Šiek tiek pasirodome, bet tai iš tikrųjų bus didžiausia scena, kurioje mes pasirodom. Jų šypsenos tai yra viskas. Ir tas natūralumas, ir tas jų apkabinimas tikras. Tai man tas didžiausias pasiekimas, kaip pavyzdžiui, vaikas, kuris taip nuošaliai ateina, dar nedrąsiai prisijungia ir paskui tiesiog ateina, tave apsikabina. Tas jausmas atrodo laimėtum, nežinau, aukso puodą. Manau, kad šie vaikai labai stipriai parodo, kaip reikia džiaugtis, nepaisant nieko. Jie tiesiog yra profesionalai džiaugtis čia ir dabar tuo, ką daro. Nesvarbu, 4 taip ar 10 taip. Svarbiausia yra kuo geriausiai pasirodyti, parodyti save ir atlikti tai, ką esat sugalvoję. Tai sėkmės jums, scena jūsų. Pirmyn. Ačiū. Prašau. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs esat grupė, tai akivaizdu, ir prisistatykit, koks pavadinimas. Pavadinimas yra Unikalus šokis. Unikalus šokis. Jūs šoksite mums. šoksim, bet ne tik šoksim. O ką dar darysit, ar tai paslaptis? Manau, tai tegul lieka staigmena. Gerai, tegul lieka staigmena. Nu ir tebūnie. Tiesą sakant, labai įdomu, ką mums parodysit ir būkit drąsūs tik tai ir atsipalaidavę, nes publika jūs jau myli, tiesa publika. Tai. Ir viskas. Ir visa Lietuva jūs matom. Prašau. Dėkui. Ir matai, čia tų įprastų kriterijų vertinimo gal ir nereikia. Nežinau, ar teisėjai čia turi skirsti taip ir ne už pasirodymą. Tiesiog džiaugiamės, kad jie yra tokioj scenoj, nes kai pamatė kai kurios mergaitės tą sceną, ta šviesa sakė, wow, nieko nesu mačius panašaus.
Priminsiu, kad yra 2 pasirodymo dalis – šokis ir dabar bus daina. Žiūrėkit, gitara paruošta. Vilčių ir svajonių neišbarstyk, tai ko trokšti pasiekti bandyk. Juk prieš akį gyvenimas šimtų galimybių kupinas, kol tu dar čia, kol turi dar jėgų, nenustok skrist, nenustok skrist, visi ir nenustok skrist. Yeah. Taip. Ačiū ir geriems žiūrovams mūsų, ir ačiū jūsų komandai Unikalus šokis. Dėkui vadovėms pirmiausia už tai, kad paruošėt visą programą ir žinoma visai jūsų šauniai chebrai. Ačiū, kad buvot pas mus. Kai jų paklaus, o čia ką jūs sekmadienį, ką veikėt sekmadienį? Tiesiog sudalyvavom Lietuvos talentuose ir mus matė keli šimtai tūkstančių žmonių per TV3. Tie dalykai svarbus tiek mums, tiek svarbus jums. Ir ačiū, kad mes kartais turim drąsos užlipti ant scenos ir kartais visiškai nesvarbu, kas gali jūs teisėjauti. Tiesą sakant, aš nežinau, ar mes net norim teisėjauti, ką nors. Mes norim, man atrodo, tiesiog pasakyti, kad puiku, kad turi tokias šaunias vadovės, kad užsiimat tikrai tuo, kas yra labai svarbu, tai yra menas. Ir linkiu nesustoti tai daryti. Ir ačiū jums, mes šiandien visi geresni žmonės. Ačiū labai šiaip. Aš noriu, kad mes visi išreikštumėm jums vieną dalyką. Atsistokim visi. Tai ir mes atsistokim. Taip, ir mes atsistokim. Andželika, kadangi yra režisierė, choreografė, iškart daro dabar pasirodymą, padėką. Pakelkim dabar visi dešinę ranką. Padarykime taip. Dabar kairę ir padarykime taip. Ir dabar sudėkime. Štai tiek širdžių jūs turite šiandien. Tai yra žymiai svarbiau už taip arba ne. Tai yra žmonių meilė. Jinai yra jums. Ačiū. Ačiū labai. Iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū jums.